Žinoma, geriausiai save girdi, kai tu susijungus su savo vidum, su savo ašim, su savo intuicija. Tai jau mes mokinamės per programą. Bet labai gerai moteris girdi, ką reikia daryti po to. Ta prasme, koks sekantis žingsnis, kaip save girdėti. Ką toliau turi daryti? Kiekvieną dieną imkis veiksmų, kurie stiprina tau pasitikėjimą savimi. Net jei tai atrodo maži ir paprasti veiksmai. Taip, ir nes jeigu tu jų nesiimsi, ta prasme, jeigu tu jau kaip ir jauti, ką reikia daryti, bet tiesiog to nesimi, vadinasi, tavyje yra vidinis konfliktas, kuris tau tiesiog neleidžia to daryti. Ir tu vėl grįžti ten, kur esi. Tai atidėliojimas. Arba darau viską, tik ne tai, ko reikia. Tai brangioji. Tai va čia, kai tu žinai, ką tau reikia daryti, tu žinai labai aiškiai, ką tau reikia daryti, kad tu iš taško A nueitum B. Jeigu tau tokia situacija, kad žinai, bet nedarai. Vadinasi, viduje yra vidinis konfliktas, kur konfliktuoja tau dvi dalis. Ir dvi tavo vertybės. Ir kol tu jo neįspręsi, tu į tašką B nenueisi. Tiesiog nenueisi. Tu arba pamirši, arba numesi, arba pasakysi, ai, aš susimažinau ir gal man to visai nereikia. Visai neblogai man čia ir taip, kaip yra. Tai vat mes labai dažnai tos komforto zonos pasikabinam. Ir tuos tikruosius savo norus, tai ką aš norėčiau padaryti, įgyvendinti, paleidžiam vėjais. O jie ateina ne šiaip sau, o jie atėjo tik dėl to, kad tu jau gali eiti link to.